Labas vakaras dar kartą, mėly TV6 televizijos žiūrovai, labas vakaras visiems. Smartway karalienės taurė tęsiasi tai, ko mes laukėme nuo praėjusių 2025 metų. Rankose dabar kamuolys. Katė Vilka iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Šioje komandoje neblogai atsiskleidžia. Nedviecka galimybė bėgti į greitą puolimą. Čia 3 prieš 1 prieš Žeprizdin. Brigita Sinickaitė. Pėjos klube Kosove ji rungtyniavo vienoje grupėje su Vilniaus klubu Marinas. Nėra Ligitos Tamutytės. Nebejoju, kad čia Ligita būtų aikštelėje dabar, bet Monika Dokšaitė taip pat bandys nešti savo Vilniečių atakai skirto laiko pabaigos. Sintija Aukštikalnytė per Brigitos Sinickaitės rankas. Nepataiko, o Daugilė Ūsė ima. Rado savo tikrojo žaidimo, man taip atrodo. Giedrė Labuskienė perimo kamuolį dabar 3 prieš 1. Zoji Vadų iki galo priima sprendimą. Kairė ranka. Rūki dabar. Naciskaitė Vanderhorst. Labuskieniai. Žeprizdin. Iš toli. Ir 3 taškis. Va, tęsiasi toliau. Mes visi mylim krepšinį. Čia yra toks faktas. Dominika Poliulytė dešinė ranka. Vienos rankos užtenka. Pelnyti lengvų taškų. Ta irgi reikėtų pabrėžti. Ir mėgautis tritaškiais taip pat jos negali. Nors dabar Dominika Poliulytė puikiai perima kamuolį. Jie labai orientuota į tikslą. Brigita Sinickaitė 2 sekundės. Solopovo gali uždaryti pirmąją rungtynių pusę ir pakelti švytučioms. Norėtųsi 11 pelnytų taškų. Ir greitasis puolimas, kuris taip pat yra vienas iš komponentų, kuriuos galima gerinti. Iš šoninės linijos, bet taip tiesiog pasitaikė, kad kamuolys praslydo tarp kojų. Daugilė Ūsė. Fantastika. 2 taškai ir pražančiasis kėlinys tikrai priklausė Daugiliai Ūsei. Žeprizdin mėnulio šviesoje, išnirusi čia tamsoje, vagia kamuolį, suteikia šią galimybę tolimo metimo. Kibirkšties toks ekipa pelnė 7 taškus jau greitajame puolime. Cassidy Michalko. Jos metimas 10. Erdvės Nedviecka. Sinickaitė 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Nedviecka ties galinė linija. Perdavimas Anai Liepinai. Ir čia bus 2+1 situacija. Dominika Poliulytė. Svarbios ir didelės minutės jai. Didelės todėl, kad tokiame finale čia yra patentuotas Dovilė Sinickaitė. Jos rankose kamuolys, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Nedvieckos perdavimas Liepinai. Paskutinė akimirka Liepina priima sprendimą Dominikai. Keitimo ten norimo. Mismečui nebuvo. Iš Kibirkšties toks komandos. Žeprizdin perdavimas Daugiliai Ūsei. Čia yra tobulas pick and rollas. Čia yra taip, kaip reikėjo. Jos perdavimas Žepriz užsitaiso. Nepataiko, Giedrės rankose kamuolys. Zoji Vadų iš labai toli. Ojojoj, kas čia vyksta? Ir užsispyrimu ir dideliu noru. Katė Vilka. Marina Solopova. Diegas jam. Žeprizdin su kamuoliu. 3,5 minutės lieka iki ketvirčio pabaigos. Perdavimas Giedrei Labuskieniai. Viskas supaprastėjo. Kamilė šiandien pelnė ir 100 tašką. Ir tai yra viskas. Šio vakaro susitikime Smartway karalienės taurė dar kartelį keliaus į Vilnių. Vilniaus Kibirkšties toks ekipa. Žinutė yra įkvėpti visas pasaulio moteris mylėtis. Gražios dovanos. O karalienės taurė, kurią mes dabar matome savo ekranuose, ir Giedrė Labuskienė ją kelia į